kaip ES pilietis jaučiate saugus tiek savo šalyje, tiek Europos valstybėse? Na, iš tikrųjų, atsakant į pirmą klausimą, turbūt apskritai norėtųsi apibendrinti tą visą saugumo problemą. Europos Sąjunga yra ganėtinai įvairi ir šalių narių politika teisėsaugos atveju yra irgi ganėtinai įvairi. Sakykime, Vokietijoje mes turim brangią policiją, jos nedaug, bet pareigūnai gauna gerus atlyginimus, praktiškai nėra korupcijos ir, pakankamai nedidelis pareigūnų kiekis apsaugo valstybės vidaus tvarką. Kaip priešingas pavyzdys galėtų būti Graikija, kur yra daug policijos, pareigūnai gauna labai nedidelius atlyginimus lyginant su kitom sferom. Ir, sakykime, jeigu galima taip pasakyti, policijos daug, jie yra pigi, tikrai yra korupcijos problema išvešėjusi. Ir, bet tokiu būdu, sakykime, valstybė irgi bando tą vidaus saugumą užtikrinti. Lietuvoje jau 20 metų tęsiasi reformos ir, kaip suprantu, valstybei nėra dar apsispręsta, kokios teisėsaugos mums reikia. Iš tų reformų liūnų taip ir negalim išbristi. Tai iš tikrųjų, manau, kad Lietuvoje turbūt yra toks vidurkis šiuo metu. Kadangi nėra tokios kompleksinės politikos turbūt, tai žmonės gatvėse, manau, jaučiasi ganėtinai saugus, nes nusikalstamumas, lyginant, jeigu su 10-uoju dešimtmečiu 20 amžiaus stipriai sumažėjęs nusikalstamumas. Tačiau vėlgi vakarų Europos kai kuriuose šalyse yra daug saugiau. Aišku, galima žiūrėti priežastis, čia ne viskas nuo pareigūnų priklauso, yra kitų priežasčių, kad pati migracija, kuri labai didelis iššūkis yra vakarų Europos valstybėse ir labai padidina tą nusikalstamumą ir apsunkina tuo pačiu teisėsaugos darbuotojų darbą. Tai aš manau, kad negalima kompleksiškai vertinti visos Europos Sąjungos, kadangi ji yra labai įvairi. Vienose šalyse galima jaustis saugiau, kitose ne taip saugiai. Lietuvoje irgi skiriasi kažkiek tai galbūt ir regionuose, gal vienur saugiau, kitur šiek tiek pavojingiau. Skiriasi galų gale, ką mes vadinsime saugumo, ar eismo problemos, ar nusikalstamumas, ar apiplėšimai, ar galų gale pats. Turbūt Lietuvoje viena didžiausių problemų yra vis dėlto teismai. Žmogus eidamas į teismą dažnai jaučiasi kaip pirkdamas loterijos bilietą, nes ne visai tiki, ne visai pasitiki ir nežino, ar jisai tikrai bus pažiūrėta objektyviai ir viskas įvertinta. Tai gal tiek tokio bendresnio pabudžio, kolegos gal porą sakinių papildys. Ar jaučiasi pilietis saugus savo šalyje, tai aš atsakysiu, kad nesijaučiu saugus Lietuvoje. Aš nemanyčiau net, kad ir labai Europos Sąjungos valstybės įsijaustusi saugus. Aišku, čia yra skirtingos valstybės labai. Sunku vertinti, kaip tas pilietis jaučiasi, bet toks įspūdis, kad to saugumo neatsiranda vis daugiau, greičiau jau mažėja visur, tiek dėl visokių tenais sekimų totalinių, ar baimių, ar realiai egzistuojančių, tiek dėl demokratijos iš tikrųjų deficito didėjančio. Tai turbūt čia ir bus vėliau klausimas apie tą socialinį dialogą, tai turbūt išeitis, kad to saugumo nemažėtų, tai to socialinio dialogo visuomenės ir teisėsaugos, sakykime, institucijų, pareigūnų bendravimo turėtų būti kryptis. Toks jausmas, kad kryptis yra dabar priešingai. Tai yra tokia europinė tendencija, mes šiandien tai Lietuvoje ir išsiskiriam. Supratau. Ačiū. Tuomet įvertinkite 10-balėj sistemoje viešojo saugumo būklę Lietuvoje. Pakomentuokite plačiau. Aš tai palyginčiau, gana neblogai palyginčiau su Liuksemburgo Lietuvos saugumo sistema būti, sėdėti kaip tik vienai išbūtė prieš Liuksemburgo pagrindinį policijos komisariatą. Tai porą vakarų tiesiog žiūrėjau, kas ten vyksta po komisariatą. Tai per darbo dienos vakarą, per patį aktyviausią miesto gyvenimo valandas,
Kokie 3 žmonės įėjo, 3 žmonės išėjo iš to komisariato. Ten nėra ką veikti policininkai. Gatvėse jų nėra, jokie įvykiai nevyksta. Tai lyginant su mūsų kokia nors didesnė policijos nuovada, tai aišku pas mus daugiau visokių įvykių, išvažiavimų, atvažiavimų. Nu tai sakysim, saugumo patenkinama situacija, bet dar toli gražu iki tokios ramybės kaip Liuksemburge. Va, prokuratūra pas mus labai kritikuotina. Daugybę galėčiau pasakyti faktų, kur jos darbas niekaip netenkina visuomenės nuomonės. Sakysim, Valdovų rūmų statyba. Buvo iškelta byla, kur įrodyta, kad tai yra tipinė statyba, be jokių specialių restauracinių virškainių ir visi kiti pinigai yra pavogti paprasčiausiai. Byla nutraukta, įteisinta ir pasidarė taip, kad visas tas paprastas mūras, iš kurios mūryti Valdovų rūmai, yra restauracijų įkainių ir mes tai įteisiname. Tai padaryta prokuratūrai, tokių bylų daug labai. Taip pat prokuratūros darbas tikrai netenkina, policijos darbas geresnis, tikrai geresnis. Ir net yra viena struktūra, kur aš beveik pakeičiau, gana stipriai stebiu kovą su narkotikais, teko būnant Seimo nariu turiu temai dirbti. Tai policijos darbas, sakyčiau, netgi daugiau negu patenkinamas. Jie ir kratų padaro, ir suveštuoja, ir pasadina. Bet Lietuvoje veikia tam tikra grupė aukštos kvalifikacijos advokatų, pas kurios kaip taisyklė pakliūna tos bylos pagautų asmenų prekiautojų narkotikais. Ir jie visi išteisinami. Ir visas policijos darbas nueina per nieką. Tai tiesiog gaila žiūrėti šitų pareigūnų darbą, kurie dirba santykinai neblogai. Nežinau kaip kitose struktūrose, bet šitų dirbančių policijos žmonių darbo tai tikrai gaila. Tai 10 balų sistemoje turbūt 6? Taip, 6. Yra vadovų profesinės sąjungos pirmininkas, dirbo anglų, ispanų, rusų kalbom lietuvių, su įvairių šalių turistais bendrauti. Ir aš galiu pasakyti, kad Vilnius, bent jau Vilnius tai tikrai, ir šiaip Lietuva bendrai paėmus, yra saugus kraštas palyginti. Ir tikrai bent jau Vilniaus senamiestis tikrai yra saugus. Neskaitant keletą kartais mūsų šitų vokietijų, nes vietiniai gana mandagus. Nes aš turiu palyginti, tarkim, mano turistai iš patalponės, jie važiuoja per salonas, turi 2 piniginės. Vieną piniginę, kurią laiko 20 eurų, jeigu pavogs, 20 eurų tai visiems grobis, nes jeigu tu čia gali ieškoti, kitas slapta, laiko, paskui aš nesakysiu čia, kur yra laiko, bet ten kur visi dokumentai yra, dėl to, kad ten tikrai yra žymiai nesaugu, jie tiesiog jau prisitaikė. O jeigu su vairuotojais pakalbėti, turime apie tam kadrės, man pasako, prieš porą metų buvo įvykis, stovi, autobusas, tai girdi kažkas trak, žiūri kažkokie afrikiečiai ateina su elektrošokėjo autobusą, dienos papuškė, sako kažką, tik tai kažką, išėmė krepšį, virtinas pabėgo. Tai tuo požiūriu Lietuva tikrai nereikia, savęs menkinti, policija gerai dirba, aišku, mes norim į tai geriau dirbti, mes įsikuriuopę norim padėti, bet policija mūsų saugumą užtikrinta, bet tikrai toj balinėj sistemai, aš manau, yra 8. Gerai, ačiū. Išskirkite tuomet 3 svarbiausias teisėsaugos problemas ir kaip jas spręsti, ką turėtumėte pasiūlyti arba ką siūlytumėte. Čia labai toks bendras klausimas, nes skirtingos sritys iš tikrųjų labai skirtingas turi problemas, sakykime, prokuratūra iš vis. Mes kalbėkime šiandien daugiau apie pareigūnus, teismų ir teisėsaugą. Tai jeigu kalbant apie konkrečiai, sakykime, policijos, iš dalies tas turbūt galioja ir pasienio pareigūnų, tai ypač tų, kurie yra arti žmonių, jų, patikim, pajamos, jų atlyginimai, jų už darbą, jų kitaip. Manau, kad šakutės tų, kurie, sakykim, vadovaujančias, ar kokias tai kartais biurokratinės pareigas užima, gaunamų atlyginimų ir tų, kurie arti žmonių dirba, yra beveik didelis. Iš tikrųjų, tie, kur arčiau žmonių, turėtų būti į darbus apmokamos žymiai daugiau.
Bet aišku, tai yra susiję su tam tikrais biudžetiniais dalykais, su pinigų stygium, su galbūt kartais yra struktūrinių kažkokių problemų, neefektyviai kažkas daroma ar naudojama tos lėšos. Tai aš išskirčiau tą tokį orumo, oraus atlyginimų problemą. Tai su to susiję yra, galima tai pasakyti, yra aprūpinimas priemonėmis, kur be priemonių, įvairių specialių ir paprastų, tikrai užtikrinti savo funkcijos negali tai pareigūnai atlikti. Tai čia trūksta tokio atidumo, sakyčiau. Na, o jeigu jau Europos kontekste, tai be abejo trūksta turbūt tokio, jau visada matyt trūks, bet trūksta koordinavimo, bendradarbiavimo. Mes nesam už kokius nors antstatus, kurie čia pradėtų tvarkyti iš kur nors iš Briuselio, bet tokio europinio ir netgi už Europos Sąjungos ribų bendradarbiavimo reikėtų siekti valstybės mastu, užtikrinti sąlygas. Aš manau, tas vyksta, bet daug darbo. Aš manau, kad tris problemas galima išskirti tokias. Dvi išorinės, viena vidinė. Tai, sakykime, išorinės būtų pareigūnų darbo sąlygos, kur tikrai teko bendrauti, teko matyti, teko stebėti. Tikrai kai kur jos yra šiek tiek geresnės, kai kur visai tragiškos, bet vis dėlto tai yra kompleksinė problema. Kita problema iš išorės, sakykime, tai yra pareigūnų darbo užmokestis, jo apskritai dydis ir formavimas. Premijavimo sistema ir visa kita. Tai irgi tikrai ten tobulinti yra daug. O kita, sakyčiau, vidinė problema, kur jau patys pareigūnai turėtų ir viduje savo susitarti ir formuoti tam tikrą kultūrą, tai vis dėlto korupciniai atvejai, pareigūnų korumpuotumas. Tai aš manau, kad būtent šitie trys dalykai yra šiuo metu didžiausia problema. Aš tai rašyti dar noriu patikslinti, išskirti vieną sritį, kur visi žino tą problemą, bet valstybės mastu jį niekaip nesprendžia. Tai vadinama tyrėjų problema, kad nei darbo sąlygos, nei apmokėjimas iš tikrųjų netitinka reikalavimų. Nei kartais kvalifikacijos netitinka reikalavimų, atitinkamai dėl to. Tai visa sistema ant molinių kojų. Nes iš tikrųjų visas tas darbas labiausiai priklauso nuo tyrėjų. Tai kažkas, sakykime, prokuratūra pradeda kokius tai tyrimus, o realiai kas juos atlieka? Tai ne prokuratūra. Tai aš jau nekalbu, kad jeigu nekvalifikuotai darbas atliekamas, tai jeigu teismo pasiekia, paskui rezultatai gali būti atvertini. Tai jeigu nusikaltėliai iš tikrųjų, ypač organizuotos grupės naudoja naujausias, sakykime, technologijas ir resursus turi ir taip toliau, tai mūsų tyrėjai, kiek aš man teko susidurti, yra visiškai apverktinoj, kažkaip priešvaniniai būklei. Aš jau nekalbu, kad kompiuterio net neturi, ar reiškia, išpis, reiškia, tik telefoną, Teo LT, reiškia, laidai. Tai ar čia darbas? Tai aš taip nemanau, kad visur taip yra, kad teisėsi tą padėtis, bet iš tikrųjų ir Seime praėjusiai kadencijai, kai buvo, daug kas tą supranta. Teisės teisėtvarkos komitetas apie tai daug diskutavo ne vieną kartą. Bet kaip visada mūsų valstybei, visa politika dažniausiai nesudedama į siekiamą rezultatą. Ir to rezultato ir čia labai skaudu, ir kitose srityse, kaip nėra, taip nėra. Dar aš pridurčiau šalia uždarbio darbo, šalia materialinių darbo sąlygų, dar tokia, pareigūnų intelekto problema. Nes kai susiduri visokius atvejus, ar kaip Seimo narys, ar atvejus kokie įvykiai, tai matai, kad yra žmonių, kurie tikrai aukščiau negu vidutinio Lietuvos žmonių intelekto, jie sprendžia reikalą laisvai, dalykiškai, su savo iniciatyva, galima sprendžia tokias pareigūnas ir Europos Sąjungos narys. Ir labai daug yra tokio žemesnio intelekto žmonių, kurie su
sukaustyti, ribotų intelektų, nemoka bendrauti. Agresyvūs. Va, tai pareigūnam reikėtų kaip tai tą problemą spręsti. Aišku, priimti labiau, priimimo sąlygos į darbą turi būti geresnės, atlyginimas geresnis, bet jeigu jau taip atsitiko, kad dirba daug žemesnio intelekto žmonių, nu tai kažkaip juos pamokyti, įvilkti į rėmus, standartus tokius patikto darbo, nes vis tiek matyt dar ilgai gyvensim, kad bus mažesnė, žemesnė intelekto turėjai. Tai vat kažkaip tie labiau intelektualūs žmonės turėtų pasirūpinti tais kolegom. O šiaip policijos įvaizdis tikrai nėra blogas. Ne intelektą, bet kvalifikaciją. Nu, kvalifikacija, intelektai viską kartu. Gebėjimus. Na, aš galiu, vat, kaip Garbadžio Gintas Angaras ir sakė, kad viskas susijęs su mokos fondu. Jeigu mažas atlyginimas, tie žmonės aukštesnių intelektų jie eina ten, kur jų darbas labiau derina. O čia lieka tam, kam tas Nesutikčiau, man dar prieš akis stovi viena pareigūnė bendruomenės pirmininkė, netoli Vilniaus. Aš žinau, kad jinai dirba su nepilnamečiais, matau, kaip jinai gyvenamo vietoje veikia. Nu tai, sakyčiau, pareigūnai idealas Lietuvoje. Va, tokių reikėčiau. Tai yra pasišventusių teisinga, bet tai vat, problema ir valstybės turi būti mastu suvokiama, kaip suvokiama tai vakarų Europą. Visur policininkai, tarkime, kai prieš karą Lietuvoje buvo policininkai, visi pareigūnai gaudavo aukštesnius atlyginimus, daug maž atlyginimus aukštesnius negu vidurkį. Aišku, tada buvo galima padaryti atranką, galima būtų daugiau išreikalauti, jeigu tie žmonės gabesni ateina, iš juos ir išmokyti daugiau ką galima. O dabar, kadangi neskiriam finansavimo, neskiriam mokos fondų, tai reikia džiaugtis. Šis ir kažkas ateina, mano asmenis kažkokia apsaugos policijoje dirba, tai sako, nu ką mes? Sako, mes vis džiaugiamės, bet kažkas ateina, mes neturėtumėm kas ateina. Bet mes taip sakom, bet taip jau kaip ir gailėdamis, bet reikia pripažinti, kad vis dėlto, na, būna problemose. Pagalbos sulaukti vaikų, būna visokių tokių skandalų, iš tikrųjų organizacinių problemų yra daug, kur nepriklauso nuo mokos fondų, tai tikrai taip. Bet mes galime būtų tada laisvai. Ne, tai mes nepadėjame, mes tik sakom, kad čia reikia žiūrėti ir realiai. Negalime pakeis, nes nieko pakeis, niekas negali. Dėkuoju. Sakykit tada, jeigu taptumėte Europos parlamento narių, nariais, ką nuveiktumėte teisėsaugos labui? Kokie būtų jūsų darbai? Nu, aš kaip profsąjungos pirmininkas, mano pirmas būtų uždavinys paruošti direktyvą dėl suvienodinimo sąlygų minimaliam atlyginimui gauti Europos Sąjungoje. Nu, turėtų būti nustatyti kriterijai, kad tarkim ne mažiau 50% minimalaus atlyginimo visos Europos šalyse nuo vidutinio atlyginimo. Ta prasme, kad nebūtų čia iškraipoma konkurencija ar dar Čia visiems, tiesiog aišku, mes bazinis išaugtų ir tada augtų tas vidutinis. Čia būtų ir policinių pareigūnų atlyginimai prie minimalaus pririšti ir tai įpareigotų, žodžiu, tą, taip sakant, pagerinti ir ieškoti lėšų. O lėšų tikrai galima, bet aš kaip tik kitą klausimą pasakyti. Aš galiu taip atkreipti dėmesį, mes nesam centralizuotus Europos Sąjungos struktūros šalininkai, dėl to Europos parlamente, iš Europos parlamento, vadinkime, pozicijų kažką tokio nuveikti kaip iš centro, reiškia į periferiją, nu, čia netitinka mūsų filosofijos, ta prasme, nuleisti iš viršaus kažką tokio labai gero Lietuvai ir Lietuvos teisėsaugai, na, turbūt tai nėra labai jau realistinis klausimas, bet Europos parlamente svarstomi įvairūs tokie strateginiai dalykai. Nu, sakykime, strateginis dalykas yra tai, kad mes esame pasienis, nu, vadinkim, Europos Sąjungos pasienis su gana tokie, nu, sakyčiau, saugumo požiūrių problematiškais kaimynais. Čia ir narkotikai, čia ir migracija, čia ir daug visokių, na, ir Europos kontrabanda, bet Europos Sąjunga suvokiama, kad, na, visos Europos Sąjungos saugumo padidina, nu, atitinkama dėmesys, politika
didesnių resursų skirimas šitom problemom spręsti, kur automatiškai Lietuva ir Latvija, Estija, sakykime, Lenkija, visos šitos šalis tikrai turi galimybių resursų perskirstimui didesniam, kad užtikrinti saugumą. Tai nėra ne tik pasienio tarnybos klausimas, nes tai yra kompleksinis dalykas, apskritai, jau seniai visi supranta, kad ne vien pasienyje, taip sakant, stovinčių posto pareigūnų būdu tie dalykai užtikrinami. Yra bendradarbiavimas įvairių institucijų ir tam tikra rimtai, sakyčiau, suformuoluota politika jau dabar Europos Sąjungos, bet tai manau, kad didesnį dėmesį skiriant galima pagerinti, čia klausimas apie Europą, galima iš tikrųjų pagerinti tą ir teisėsaugos situaciją, teisėtvarkos situaciją apskritai Lietuvoje. Gerai, gal aš dar paklausčiau, ar žinote, ko labiausiai trūksta statutiniams pareigūnams tiek Europoje, tiek Lietuvoje, ir su kokiais sunkumais jie susiduria? Išdėlėsiu mes tą klausimą. Bent jau man tenka sėdėti tuos, kurie kovoja su nekilnojamu turto platinimu. Jiems labiausiai reikia realaus rezultato, realaus nuteisimo, iš ko leidžia įsisukti. Ir toks pasvadinimas, mažėjimas prekybos, konfiskuotų narkotikų negrįžimas į rinką, jiems tikrai padėtų. Tai darbo sąlygos ir orus atlyginimas, jau mes minėjome. Tai ir plus vis dėlto vidinė antikorupcinė. Galbūt tas atlyginimas orus nereikia, kad mes nesam populistai ir nesakom su jų. Visiems iš karto kelsim atlyginimus ir toliau. Bet tendencija turėtų būti vis dėlto, tautininkai labiau pasisako už kokybišką, galbūt mažesnę skaičiumi, bet tą vokišką labiau variantą, kokybišką, brangiau apmokamą policiją. Ir, sakykime, tas atlyginimas, jisai neturėtų būti būtent tik tai tas paprastas ant popieriaus, kiek, sakykime, gauna pagal kažkokią tai koeficientą. Tačiau turėtų būti taikomi labai lanksti, sakykime, premijavimo sistema pagal darbo rezultatus. Kitas dalykas, aš gal šiek tiek pratęsiu, Gintaras ką pasakė apie apskritai Tautininkų sąjungos požiūrį į Europos parlamento galias ir visą kitą, tai tikrai mes manome, kad pagrindinis sprendėjas yra tautos, sakykime, valstybės. Kiekviena valstybė nusprendžia, ko jai reikia. Europos Sąjunga šiuo atveju nedaug kuo privalėtų, sakykime, neturėtų teisės netgi spausti kažkur labai stipriai, neturėtų teisės kažką labai stipriai nurodinėti. Tačiau yra viena išimtis. Išimtis yra tokia, kad Lietuva yra būtent pasienio valstybė. Ir žiūrim, pavyzdžiui, Vokietiją. Vokietija yra viena didžiausių ekonomikų Europos Sąjungoje. Prancūzija viena didžiausių ekonomikų Europos Sąjungoje. Jie pasienio tokio kaip neturi. Turi sieną su Šveicarija, tačiau Šveicarija irgi Šengeno erdvė ir galima sakyti ta pati Europos Sąjunga. Tik tai oficialiai statusas kitas. Tačiau mes realiai saugo, mūsų Lietuva saugo pasienį Europos Sąjungos. Ir tada automatiškai mes privalome išsireikalauti, ir čia jau europinėse struktūrose išsireikalauti, kad ta Vokietija, Prancūzija ir kitos šalys, kurios nesusiduria su tom problemom, jos susimoka už tą apsaugą. Sakykime, Lietuvos pasienio apsauga, tai ne tik Lietuvos, bet jau ir visos Europos Sąjungos reikia. Ir aš sakyčiau, kaip šalis turim daug tokių nepadarytų darbų, kuriuos tikrai reikės padaryti, kaip daugiabučių renovacija, žvyrkelių asfaltavimas. Tai vienas iš šių darbų galėtų būti kada nors, kuriais nors biudžetiniais metais, nuovadų susitvarkymas iki tam tikro lygio. Padarėm nuovadas ir einam prie sekančių dalykų. Galėtų būti vieni tokie biudžetiniai metai. Kaip manote, koks yra socialinio dialogo lygis Europos Sąjungos šalyse ir žinoma, labiausiai domina Lietuvoje? Ar teisėsaugos sistemos institucijas vadovaujasi jo? Ar jis kritikuotinas, taisytinas, tobulintinas? Žinoma, nėra teisėsaugos problema, čia iš tikrųjų mes iš anksčiau esam paveldę tą, kad ne dialogas, o jo labiau iš tikrųjų tai yra
savotiškai paslaugų sritis teisėsauga, iš tikrųjų tai yra piliečiams paslauga užtikrinti jų saugumą. Ir to suvokimo nėra. Yra valdžia ant piliečių. Tai tokio diktato yra. Ir yra ir taip pat ir policijos ar kitose srityse. Na, kaip ir, reiškia, suvokimas, kad valdžia, kad kažkokia įtaka, galia turi ir ją naudojasi. O iš tikrųjų efektyvesnis būdas yra būtent dialogas, mėginimas, jeigu tai yra koks tai žmogus sudėtingas, vis tiek ieškai kontaktą su juo į gerą pusę to žmogaus kažkaip tai kreipiesi, mėgini dirbti kaip su žmogumi, ne kaip su gyvuliu. Tai šito trūksta, bet aš nepasakyčiau, kad mes čia jau labai atsiliekam nuo kitų valstybių. Aišku, yra žymiai aukštesnės kultūros pavyzdžių, bet yra ir gal blogesnių atvejų. Aš pasakysiu tiek, kad mano manymu, tai socialinis dialogas, kaip profsąjungietis, aš nenoriu labai tvirtai pasakyti, bet man atrodo, kad daugiau simituojamas, nors aišku vyksta. Dialogas vangiai vyksta ir priežastis yra ta, kad profsąjungos neturi svertų. Jeigu užsienyje profsąjungos gali bet kada savo narius pakelti streikų ar demonstracijos, tai Lietuvoje tos teisės nėra. Tiksliau yra, bet taip apribota dviem atvejais. Valstybinis sutartis pažeidžiama arba darbo kodeksas pažeidžiama. Dėl galimybės atlyginimų pakėlimo ar dėl kažkokių darbo sąlygų pagerinimo, Lietuvoje nėra. Ir kol šito nebus, profsąjungos nebus lygiaverčiai partneriai. Ir mano čia ateityje kitas direktyva būtų, kad profsąjungų sąlygas kažkaip suvienodinti. Jeigu prancūzai turi teisę demonstruoti, tiksliau streikuoti dėl atlyginimų pakėlimo, visos kitos šalys. Tai pas mus lygiai tą patį turi turėti. Nes yra įmonės, kur gali mokėti tikrai didesnius atlyginimus, ten važinėja Lamborghiniai savininkai, o darbuotojai ten už minimumą ar truputį daugiau žymingai nepatinka važiuoti į savo lygį. Ir čia yra, mes taip įspręstume emigracijos problemą ir kadrų kaitą toj pačioj pareigūnų, taip sakant, tarnyboje. Ir aš manau, kad kol šito nebus, tai bus labai sunku tą socialinį dialogą vystyti, nes kol kas tai jisai taip, atėjo iš Europos, norėtų iš Europos pasirodyti, kad čia vyksta socialinis dialogas, gerai, mes suvaidinam, kažką, aišku, profsąjungos išpaišo šitą, aš nesakau, kad tai yra gerai, tie vėjai yra, bet jeigu ten su kitom šalim lyginant, tai irgi yra, kur tarp kitko, tos šalis, kur buvo labiausiai socialinio dialogo laikomas, jis sėkmingiausiai įveikė krizę. Tai Vokietija, Skandinavijos šalis, o tose šalyse, kur buvo mažiausiai laikomas ir to socialinio dialogo, tai pietų šalis, tai matom, krizė taip pagilėjo. O kitos šalis, kur, tarkim, net kitos šalis, kur anksčiau buvo to dialogo laikomasi, jau net atsisakoma. Daug kur priimami sprendimai nesitariant su profsąjungom, tai netgi tokiose šalyse kaip Prancūzija ir kur tikrai profsąjungai žymiai stipresnės kaip Lietuva. Tai tendencija yra labai negera ir, žodžiu, dėl to, čia krizė kalta, aišku, bet mes turim siekti bent jau to, pasiekti bent vidurkį to socialinio dialogo, koks yra Europos Sąjunga. Aš čia nesakyčiau. Man praeitą Seimo kadenciją teko dirbti, domėtis kaip profsąjungiečiai krizės bėdas gyvena su vadais. Tai policijai tas socialinis dialogas tikrai vyko gerai, esant Krizė profsąjungų ir valdžios, tai ten buvo maksimumas dialogų, kiek įmanoma tom bėdos sąlygom. Priešgaisrinei tarybai buvo labai normalus socialinis dialogas. Sustarkim dėl ko kalbam. Aš siekiau visą dialogą šitos struktūros. Tai policijais vyko labai gerai, idealiai beveik niekur Europoje kitaip. Priešgaisrinė apsaugoje vyko labai gerai. Pasienio struktūrai policija silpnoka, nežinau kaip vyko, bet ten ne. O prokuratūrai, tai tie prokuratūros profsąjungiečiai vargo su valios tuo, tokiu autoritarizmu. Ten ne finansinės problemos buvo su jo asmeniniam savybėm. Tai viskas. Tai socialinis dialogas tikrai buvo geras. Tai dar kartą kartuotum, kad yra socialinio dialogo užduotas klausimas, tai yra vienas dalykas tarp profsąjungų ir vadovybių ir tarp, aš kalbėjau, tarp piliečių ir teisėsaugos pareigūnų, čia skirtingas dalykas. Tai šitos
turi santykinai gerai. Vėl tu nesupranti. Nu, aš jau dar kartą kartoju, kad... Ja, čia Tu mes... laukia, tau klausi šitą. Tai aš paaiškinau, tai kam dabar vėl grįžti. Ar turite ES ir, žinoma, Lietuvos vėlgi teisės saugos viziją, kad ir ten 3-4 metų perspektyvoje? Na, iš tikrųjų, vėlgi, apie ES teisės saugos viziją kalbėti yra labai sunku, todėl kad mes esam už, kaip ir pabrėžiu, už atskiras suverenės valstybės, kur kiekviena valstybė turi teisę nuspręsti, kokia teisės sauga šitoje valstybėje turėtų būti. Tačiau, jeigu kalbant, vėlgi, vis tiek dažniausiai mūsų kalba vis dėlto grįžta prie Lietuvos, tai Lietuvos teisės saugos viziją, tikrai mes turime. Ir mes turime, sakykime, keisti viską nuo sakykime, viršaus. Labai mėgstama yra reformas daryti nuo apačios. Tai dažniausiai kažkodėl tai kalta lieka pirmoji grandis. Prasme, jeigu kažkas tai yra netobula. Šiuo atveju visų pirma yra labai daug įstatymų, kurie yra netobuli ir kuriuos reikia pakeisti. Čia yra Seimo užduotis, sakykime, nes tikrai susiduriam labai dažnai visuomenė lieka nepatenkinta policininkų darbą. Labai konkretų pavyzdį pasakysiu, vyko čia dabar protestas kovo 11 atveju, ten degino signatarai laužą visą parą, pareigūnai fiksavo tai, registravo ir dabar yra bylos kai kuriems žmonėms. Tačiau ir visuomenės pyktis, visuomenės pyktis kažkodėl tai vis dėlto nueina į konkrečius pareigūnus. Bet iš tikrųjų, kad sėdi, atsiprašau, idiotai Seime ir tokius įstatymus priiminėja, kurios pareigūnai privalo tiesiog vykdyti, tai su šituo dalyku yra nesusimąstoma. Tai pirmas dalykas yra peržiūrėti visus įstatymus, ypač tie, kurie yra dėl, sakykime, visuomenės teisių, dėl kažkokių protestų organizavimo, dėl kažkokių akcijų organizavimo, kad tikrai pareigūnai turėtų tam tikrą laisvę elgtis humaniškai, nes kartais įstatymas tiesiog nesuteikia tokios laisvės. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, aišku, labai svarbu prokuratūra. Prokuratūrą reikia keisti iš esmės, kad tai taptų veikianti struktūra, nes šiuo metu tai yra daugiau teorinis žodis, kur visi skundai prapuola tiesiog. Problemos ten yra vidinės, bet kadangi kalbėjom, kad apie prokuratūrą daugiau ir teismus nelabai kalbėsim, tai iš tikrųjų didžiausias dalykas yra keisti įstatymus konkrečius, tada jau galima bus reikalauti kažko iš pareigūnų. Kitas dalykas, aišku, finansavimas. Kaip jau vėlgi pasikartosiu, finansavimas turėtų būti padidintas, tačiau labai konkretiem dalykam. Turėtų nešvaistoma būti valstybės pinigai, bet kompaktiška, moderni policija, modernus pasienis. Pasienio apsauga, aš manau, iš tikrųjų labai daug vis dėlto ir taip skiria ES lėšų, kadangi jiem patiem rūpi tas pasienis, tačiau vėlgi mes turėtume neužmiršti, kad tai yra ne tik Lietuvos reikalas ir čia šiuo atveju su Europa kartu tą pasienį saugo. Ačiū. Paskutiniai klausimai ir jeigu taptumėte Europos parlamento nariais, kokiamis galiomis pasinaudotumėte, spręsdami pareigūnų problemas, apie tai, ką mes čia kalbėjom? Vieną aš sakiau, mes netiesiogiai sudarytumėm sąlygas pakelti atlyginimus Lietuvos pareigūnų. Visi tautininkai, jeigu būsim išrinkti, balsuosim prieš euro įvedimą, nes Europos parlamentas priėmė tą sprendimą. Ir kodėl balsuosim? Dėl to, kad euro įvedimas kainuos 1 milijardą eurų stabilizavimo fondą ir reikės Lietuvos įsipareigojimų už 8,6 milijardo litų. Tai yra pusė biudžeto pajamų. Tai jeigu mes pasimsim tokias didžiulės įsipareigojimus, tai mes ne tik, kad neturėsim kaip pareigūnam algų didinti, mes būsim prie valstybės vėl mažinti tyrimos laikais. Ir aš palyginimui pasakysiu, per metus Lietuvos pareigūnams mokos fondas sudaro milijardą litų. Tai galite įsivaizduoti milijardą eurų stabilizavimo fondą per metus ir dar įsipareigojimai padengti daugiau negu uždėtų įsiskolinusiam šiandien. Tai čia teisinga ir tai ves į
Antra, krizės, kur turėjom krizės. Tai mes šitą tikrai galėsim padaryti ir tikrai mes tą darysime. Aš jau minėjau, kad jeigu jau taip ne ką visų pirma pradėti daryti, bet ką pradėti taip strategiškai ir rimtai to užsiimti, tai jau minėta rytų, Europos Sąjungos rytų sienos politika, kur apimtų visos infrastruktūros, tiek organizacinės, tiek kitos infrastruktūros, tiek žmogiškų resursų tobulinimo, kad visos Europos Sąjungos saugumas tuo pačiu būtų užtikrinamas. Aišku, ko gero, saugumo problemų, migracijos ir kitokių panašių problemų yra daugiau pietiniai dalykai. Tai čia šitoj vietoj galbūt reikėtų ieškoti tokių sprendimų, kad jeigu kažkokie resursai skiriami ir turi būti pasiektas rezultatas. Deja, Europos politikoje dažnai susiveda į ataskaitų popierinių parašymą, o ne į tų realių rezultatų pasiekimą. Bet paskui vėl skundžiamasi, kad problemos neįspręstų tokį dar daugiau. Iš tikrųjų, to švaistimo lėšų yra daug europinio ir čia, jeigu tos lėšos būtų skiriamos iš tikrųjų tikslingai, siekiant rezultato, tai ir automatiškai teisėsaugos situacija Lietuvoje eitų labiau, kaip sakant, prie aukštesnių standartų ir gerovės. Gerai, paskutinis klausimas. Aišku, atsiprašau, dar tik įsiterpsiu. Aišku, yra, nors jis sako, buvo pasakyta, kad viskas reikia jau į gerą pusę dėl narkotikų kontrolės. Tai aš nesutikčiau. Iš tikrųjų, viena iš didžiausių problemų yra europiniu mastu, tai narkotikų kontrolė. Ir čia ir Kazimieras ir aš nesame jau Seime, mėginame kariauti su vėjo malūnais, bet vienos šalies mastu neįmanoma to išspręsti, kur mes taip turim abejonių dėl kai kurių Europos Sąjungos šalių tokio pernelyg didelio, sakykime, liberalizmo ir neveikimo. O čia tas veikimas turėtų pakankamai sustyguotas, nes žala yra milžiniška. Dėkuoju Jums. Taigi, paskutinis klausimas būtų, koks būtų svarbiausias arba pirmas arba ypatingas tas darbas, jeigu taptumėte Europos parlamento nariais, kurie padarytumėte ar padarytumėte teisėsaugos gerovės vardan. Aš tai bandyčiau dirbti tokiam komitete, kuris kovoja Europono darbą ir kažkaip padėti tiem, kurie yra kovas su narkotika. Pareigūnam, kurie dirba santykinai gerai. Aš tai tik tai netiesiogiai prisidėčiau, nes iš savo konstitucinių problemų būčiau daugiau komiteto narys, tokios bendresnės strateginės politikos, tai va, ką minėjau dėl pasienio, galbūt iš dalies ir dėl tų pačių, reiškia, narkotikų prevencijos, nes nesusiveda vien tik į policijos darbą. Tai čia irgi būtų klaida manyti, kad su narkotikais tą problemą gali susitvarkyti vien tik policija. Beje, dar viena iš problemų, kad visą saugumą permeta tik ant policijos. Tai yra irgi dialogo klausimas ir horizontalų dialogo klausimas, kur Lietuvoje beje yra problematiškas, matyti ne tik Lietuvoje. Aš galbūt mano daugiau sritis yra susijusi su švietimo politika, tai čia gana, taip sakykime, susijęs su teisėsauga, tačiau tai yra taip iš tolo einant, todėl kad tai švietimas tai yra visų pirma prevencija. Visų pirma, sakykime, kūrimas tokios visuomenės, kur, sakykime, mažiau to noro nusikalsti, mažiau tų atvejų yra ir tokiu būdu, aišku, lengviau gyventi ir teisėsaugos pareigūnams. Tačiau aš apibendrinčiau, kad apskritai, kaip jau nekartą mes šiam pokalbiui buvom pasakę, Europos parlamentas tai nėra ta institucija, kuri labai daug gali padaryti šitose srityse. Europos parlamento sprendimai labai daug yra rekomendacijų pobūdžio. Kitas dalykas, aišku, daug ką priima Europos komisija, tačiau vis dėlto viskas prasideda ir viskas, kaip sakant, orientuojamasi yra į vidinę šalies tvarką, į šalies parlamentą ir taip toliau. Ir tautininkai
tautininkų sėkmingas pasirodymas Europos parlamento rinkimuose, tai yra, taip sakant, gera pradžia, pusė darbo, tai jau yra pusė frakcijos Lietuvos Seime, kas to tikina. Ir, sakykime, tokiu būdu mūsų yra pozicija dėl pareigūnų, dėl apskritai dėl saugumo valstybės, tai išeitų toksai, nežinau, man netgi šūkis, sotus ir nealkanas, tiksliau tariant, pareigūnas, iš to išplaukia saugi visuomenė, iš saugios visuomenės išplaukia stipri valstybė. Tai iš tikrųjų, mes šito siektume. Aišku, aukso kalnų nežadam, nesam populistai, tačiau kryptingai dirbant, tikrai galima pasiekti gerų rezultatų. Aš tik papildysiu, labai pritardamas, kad buvo pasakyta, aš papildysiu, kad iš tikrųjų per Europos parlamentą turim tiek nedaug ten atstovų, aišku, galime bendradarbiauti, yra daug šių problemų. Pasiekti greitai kažkokių rezultatų sudėtinga. Bet turint Europos parlamento nario statusą, galima daug nuveikti čia, Lietuvoje. Galima įtaką padaryti, galima ištransliuoti, sakykime, vertybinius dalykus, kažkokius sisteminius, galbūt tai bus rekomendaciniai kažkada nors ateityje, bet tautininkai tikrai žiūri į šitą Europos parlamentaro statusą ne kaip, kad mes atstovaujame Europos Sąjungą, bet mes atstovaujame Lietuvos problemomis, visų pirma, rūpinamės. Ir aišku, tos problemos kartais sprendžiamos bendradarbiaujant su kitom šalimis. Tai ačiū Jums. Ačiū.